Tai visų pirma, visus su šventėm noriu pasveikinti, o per rungtynes tai sveikinimai mūsų žaidėjim, mūsų fanam gausiai susirinkusiam čia. Žinom, kad čia nėra lengva laimėti šitoj atmosferoje, taip kad manau, kad pavyko rungtynės kontroliuoti didžiąją rungtynių dalį ir, kaip ir sakau, džiaugiamės iškovoję pergalę. Kaip manot, kas lėmė tą tokį greitą atitrūkimą antrajam kėliny, kai ironiškai abiejų komandų fanai būtent susivienė, tuo metu buvo ir skandalas. Aš manau, kad mes laikėmės to rungtynių plano, kaip turbūt patys pastebėjo, tikrai daug norėjom žaisti nugarą į krepšį, nes turėjom ten persvarą ir tas davė daug naudos ir gal dėl to yra taip plėšiami. Ir aišku gynyba tikrai gal antram kėliny daugiau apie tai reikia šnekėti, kad mes dabar visi drausmingiau žymiai gynėmės antroji pusėje, taip kad antram kėliny, ne antroji pusėje, taip kad nieko lengvo nedavėm jiem. Galėtum paaiškinti, kodėl Salvino Francisko startinį gynėte? Mes turim du žaidėjus, tai mes dabar ypač Maudolo, kai nebuvo šiandien, tai tikrai ne dėl to, dėl ko jūs galvojat. Turėjo tokį kaip ir mini konfliktą su Įgiu Brazeikiu trečiam kėliny po jo epizodo Fade Away spauste. Gal galite paaiškinti, apie ką jisai buvo? Čia, aš manau, kad čia aš dabar yra mūsų kaip ir bėda, mes tik truputį papirmaujam, kažkiek 10-15 taškų pradedam galvoti daugiau mažiau apie save, tai ne pirmos rungtynės, aš kažkaip noriu, kad mes visą laiką galvotume apie komandą, jeigu mums Ulanovas buvo laisvas po krepšiu, mes per tą vietą tikrai daug taškų pelnėm pradžioj rungtynių, taip kad tokį norisi, kad mes būtumėm drausmingesni visą laiką, nesvarbu koks rezultatas, nes kartais atrodo, kad truputį pirmaujam ir tada pradedam galvoti apie save, tai čia mane tas labiausiai erzina ir noriu, kad tokių dalykų nebūtų, tai dėl to ir tas lengvas konfliktas ir buvo, bet čia emocijos ir viską išsiaiškino. Trenerė Rytas neįprastai mažai tritaškių išsimetė, Ąžuolas sakė, toks ir buvo akcentas gynyboje. Kokiais būdais pavyko pasiekti tą ir apmažinti Ryto tritaškius? Tikrai būtent buvo akcentas, kad neduoti jam tritaškių mes, nes pagal visi skaičiai, visi statistika rodo, kad jie geriausiai, daugiausiai meta tritaškių ir matosi pagal žaidimą, kad jie nori ir pagal žaidimą, ir pagal žaidėjus, kokius turi, kad jie nori tą mest. Tai kaip varžovas nori to neduoti, tai bandėm tą gynybą taip sustatyti, kad kuo mažiau tu ir įmetė tie tritaškius tie žmonės, kurie kažkiek tai rizikavom, taip kad svarbiausiai buvo neduoti įsimėtyti jų pagrindiniam mažiukam. Ketvirto kėlinio viduryje Rytas pradėjo taip sugrįžinėti, patekote į tokią sunkesnę atkarpą, aišku nesulūžote, bet kas lėmė tą sunkesnę atkarpą, ar čia koncentracijos vėlgi kažkokios pametimas ar kažkokios kitos priežastys buvo? Tai visą laiką čia tarp krepšinį nebus visą laiką viskas lygu, taip kad Rytas gera komanda, turi tų žaidėjų, kurie gali plus 20 dar nieko nereiškia, nes jeigu atsipalaiduosi kažkiek 2-3 tritaškiai ir jau žiūri, kad 10 salė sukilo, atmosfera visai kita, taip kad smagu, kad išlikom kartu, žinojom, ką norim daryti, kur norim atakuoti ir nepalūžom tuo momentu. Cisko su Gosu beveik nežaidė viename penkete, ar čia grinai dėl to, nes nebuvo lo ir buvo tokia rotacija, ar tai yra kažkiek ir ženklas, kad šiuo metu jie dar nefunkcionuoja kartu aikštėje? Vėlgi nežinau, aš nesutinku, kad jie negali funkcionuoti, jie gali funkcionuoti, tik tai turi abudu žaisti dėl komandos ir tikrai galim daug turėti žaidžiant jiem kartu. Naidželis gerai gali gintis, taip kad kažkiek duot pailsėti gynyboje Cisko, o šiandien žaidė tikrai, nes mes turėjom tik du žaidėjus, daugiau mažiau. Šiaip kalbant plačiaja prasme, ko jiems abiems dar reikėtų pasistumėti tarpusavio tam ryšį, kad tas jų žaidimas kartu atrodytų taip, kaip jūs turbūt įsivaizduojate ir norite? Visų pirma, turi žaisti 100%. Čia nediskutuotina, kaip ir matėm su Panathinaikos, jeigu tu vienas žaidžia 60-50%, tai čia nėra apie ką šnekėti, jokios taktikas, jokio nieko kito. 100% žaidėjo, po to jau žiūrim, jau mūsų trenerių darbas yra kaip juos ten sudėlioti. Mažiau galvoti, žaisti 100%, stengtis dėl komandos ir viskas, tokie paprasti elementarūs dalykai, nuo to reikia pradėti. Po tų rungtynių, aišku, nelenda detalės, bet turėjote pokalbį su Franciskos? Po kurių? Po Panathinaikos rungtynių. Čia mūsų reikalai, viskas, judam į priekį, tikrai situacija neeilinė, bet kaip matot, bandom rasti sprendimus ir pokalbis buvo, bet sakau, čia mūsų vidiniai reikalai. Kuo ta situacija eilinė neišsiplėsit?
Bent tu patys matėt, kad jisai, kaip kažkiek tai buvo visa jo povyza, taip pat čia, aš nieko neslėpsiu, tai čia visi matėm, mumis tas netenkina, manęs, nežinau, bandėm įsiaiškinti, kodėl, dėl ko ir kad daugiau tokių dalykų nebūtų, tai, o kaip bus, taip žiūrėsim toliau. Pavyko išsiaiškinti? Vėlgi ištraukė čia kažką viską iš manęs, buvo pokalbis, šnekėjom, tai labai įdomu, žinau, kad jums įdomu, norit kažką parašyti iš manęs. Tikrai nieko nešnekėsiu, daug nešnekėsiu, buvo pokalbis ir viskas, ir dabar žiūrim toliau. Tada tokių dalykų, manau, negali būti. Treneri, jūs nestebina Ąžuolo Tubelio toks psichologinis tvirtumas, turint omeny 23 metai, grįžta į Vilnių, plakatas paruoštas, atšiauri atmosfera, žaidžia daugiausiai ir yra naudingiausias komandos. Aš visą laiką sakiau, nestebinam nuo to laiko, kai jisai priėmė sprendimą ateiti pas mumis. Nuo pat pradžios čia sprendimas tikrai ne kiekvienas, manau, taip tą galėtų padaryti, bet kiek šnekėjom, kaip vėlgi grįžtam prie tos situacijos, jis pats supranta, kad blogai padarė, sako, ką. Aš padariau, jaunas, visi buvom jauni, visi ten su draugais kažką, kaip sakant, paprikolint nori, dar kažkas gavosi tokia situacija, bet jis supranta, aš to sako nesutaisysiu. Bet vien, kad jisai atėjo prie tokios situacijos pas mumis yra didžiausias jo parodimas, kad jisai yra tvirtai, psichologiškai tvirtas. Jis žinojo, kur eina, žinojo, ko laukti. Ir ne pirmą kartą jau įrodinėja, kad Eurolygoje jisai jau žaidžia. Tai ką mes šnekam apie čia Vilniaus derbį LKL reguliariam sezone, tai jau nebestebina manęs. O kaip yra dėl Dovydo Giedraičio, kuris nebuvo registruotas šiandien, dėl kažkokios bėdos sveikatos? Taip, dar turi laiko, dar vėl kojos yra šiokia tokia trauma, taip pat vėl stabdo jį tas ir laukiam jo sugrįžtant. Neaišku, kada galėtų žaisti? Savaičių bėgyje viskas spręsis, bet ne šiemet. Prie kūčių stalo pavyko išvengti krepšinio temos ar sugrįžti aptarėt ar Eurolygą, ar LKL? Taip, mūsų šeimoje sunku išvengti krepšinio temos, bet kažkiek aptarėm, kažkiek pašnekėjom kaip normaliai, bet viskas. Tikrai nediskutavom apie šios dienos rungtynių taktiką.